Šalom. Pradėkim rytą nuo užtikrinto viešpaties padrąsinimo, nes mūsų viešpats šiandien mus drąsina sakydamas: nebijok, nes aš esu su tavim, sako viešpats, nepasiduok baimiai, nes aš, tavo Dievas, aš sustiprinu tave, aš padedu tau, aš palaikau tave savo galybės dešiniai. Įsivaizduojat, kokie nuostabus viešpaties žodžiai, kurie yra tvirtovė, kurie yra pagalba, kurie yra užtikrinta tiesa. Sako, nebijok, nes aš esu su tavim, nepasiduok baimiai, nes aš, sako, padedu tau, aš laikau tave savo galybės dešiniai. Viešpats, visagalis, visur esantis, sako, aš tave, mane vadinasi, jūs kiekvieną laiko savo galybės dešiniai. O kas yra viešpaties galybės dešiniai? Jėzus. Jėzus. Ir mes esam viešpaties galybės dešiniai. Vadinasi, aš nubundu šiandien iš ryto. Ir kokia situacija bebūtų, aš atsisakau į ją žiūrėti. Priimu sprendimą žiūrėti į viešpatį, kuris man šiandien sako, nebijok, neišsigąsk, nepasiduok baimiai, nes aš tavo viešpats, aš sustiprinu tave, aš palaikau tave. Esamasis laikas šiandien ir dabar viešpats sako mums, ką jis daro dėl mūsų, dėl kiekvieno iš jūsų. Šiandien tik pramerkęs akis, priimk sprendimą, tikėti, ką Dievas sako. Tegu tai tampa šiandien mūsų kiekvieno realybė. Ir kai dienos bėgyje, taip sakant, įvairios bus situacijos, iš karto prisiminkit, kad ne, aš nepasiduodu baimiai, aš juk prisimenu, kad viešpats man sako, nebijok ir neišsigąsk, kad jis mano viešpats, jis palaiko mane ir jis padeda man. Jis sako, aš tave ir laikau, ir padedu. Ir tave laikau, sako žmogau, mano brangenybė, nes mes jam esam viešpačiui ypač brangus ir vertingi. Jis pats save atidavė už mus, už kiekvieną. Žinokit, kiekvienas iš jūsų esate taip vertingi ir tokie brangus. Ir jūsų kiekvieno gyvenimas įrašytas į viešpaties knygą. Jūs ne šiaip sau kažkokie gyvenimėliai čia žemėje. Jūs esat vertingi, brangenybės ir Dievas paruošęs planą. Ir plius tame plane veikiant, sako, nebijok ir neišsigąsk, nes aš palaikau tave, sustiprinu ir padedu. Sustiprina ir padeda. Man tik reikia ką padaryti, prisiminti, o kur prisiminimai vyksta? Mintyse. Kai tik ateina mintis, baimės, iškart atsisakau to mąstyti ir priimu sprendimą žvelgti į viešpatį. O žvelgiu kur? Savo mintyse, priimu sprendimą iš karto nedelsiant grįžti pas viešpatį. Kad jis mano pagalba, jis man sako, nebijok, aš tave sustiprinu, aš tau padedu ir aš tave laikau savo galybės dešiniai. Šita diena tegu būna pripildyta, pilna Dievo jėgos, Dievo pergalės diena. Ir žinot, kai šiandien tai pragyvensite, vakare eisite miegoti ramybei, nes matysite, kad rūpestis neįveikė jūsų, o jūs įveikėte rūpestį, baimę ir problemą. O rytoj bus lengviau, nes jūs jau turėsite vieną pergalės vėliavą. Linkiu kuo geriausios dienos.